Aš manau, kad tai mūsų finalas dėl papadimo į 16. Vien todėl, kad nežiūrint tai, kad turėtume dar paskutinės rungtynės su Unikacha namie, tai yra labai sunkus variantas, sakyčiau, aplošti Unikacha netgi ir namie. Na, čia yra šansas toksai, kad pergalės atveju mes tikrai užsitikriname vietą 16. Aišku, rungtynės nebus lengvos vien dėl to, kad žaidžiam Belgrade, mes žinom kokį tai žiūrovai, kaip populiarus krepšinis, kaip jie reikia šitos pergalės. Ir daleiskim šios rezultatas, kuris buvo pasiektas, tai neatsiprašau, bet finalino komandos pajėgumo, kadangi tai viena iš svarbiausių Europos komandų. Bus labai sunku. Kokia žaidėjų forma mūsų? Mes laikomės gerai ir, sakysim, iš dalies pailsėjom po prieš padėtinį grįžtą vėlavimą internetą, turėjom 9-6 rungtynes. Aišku, krūvių buvo milžiniškas, porai žaidėjų paskaudėjo, bet šiuo metu mes esam visa komanda, išskyrus Brazdauskį, kuris apsirgo, aš nežinau, gripas ar peršalo metų, nes jam pagrindis temperatūra, šiuo metu jis nesportuoja. Bet visumą mes esam pasiruošę, pailsėję ir pasiruošę kautis. Pergalę žadėti negaliu, bet kad atiduosim visas jėgas, tai tikrai išlaikome. Stačiatikių Kalėdos bus tuo metu Belgrade turėsim dabar? Ir manau, kad ne, kadangi serbai per rimtai žiūri į krepšinį, tikrai režimo pažeidimų.